Nes kaip galvot, kaip gerai pagaliau sužinosim, turim pinigų, neturim, kaip skaičiuoti, ką skaičiuojam ne taip ir panašiai. Ačiū, laukiam. Aš trumpai pristatysiu, o turbūt vėliau Margarita papasakos dar kažką pridės, ko neužsima dabar. Taigi mūsų šiandien viešnia yra Margarita Starkevičiūtė, ekonomikos socialinių mokslų, ekonomikos mokslo daktarė. Dirbo Lietuvos statistikos departamento skaičiavimo centre, sveikatos apsaugos ministerijoje, žemės ūkio ministerijoje, statybos urbanistikos ministerijoje, rinkos analizės skyriaus viršininkė. Ar girdisi? Vyriausybės fiskalinės politikos reformų grupių narė, tarptautinės verslo mokyklos dėstytoja, berods 5 metus buvo Europos parlamento narė, Vilniaus universiteto docentė, parašė monografiją Augimas ir iššūkiai, Lietuvos ekonomika 1990–2012 metais ir turbūt galima dar vardinti, bet galbūt tai Margarita kažką dar pridės, ko užsiema dabar. Dėkui už pakvietimą. Dabar aš jau Lietuvoje man dėstyti neleidžia, kad neišmokyčiau vaikų kritinio mąstymo. Aš 16 metų dėsčiau Vilniaus universiteto tarptautiniai verslo mokykloje ir turiu docentės pedagoginį laipsnį. Dabar aš daugiausia dėstau pagal specialias programas vakarų ES universitetų, bet ne tik ES universitetų studentam. Tai yra jau paskaitos specifinės apie tam tikrą temą, kurią jaunimui atrodo jie norėtų sužinoti. Lietuvoje šito irgi neleidžia, bent man. Tai tokia yra realybė. Esu iš mokytojų šeimos, tai mokytojų problemas labai suprantu. Esu gimusi Sibire, tai labai suprantu Lietuvos istoriją ir visas kitas problemas. O norėčiau jums tik tai pasakyti, kad pinigų yra, aš jums taip pat parodysiu. Ir man visiškai nėra suprantama, kodėl visas tas vyksta. Tai, bet jeigu leisit, aš pradėsiu tokių anekdotų, kuris senas metodiškas anekdotas, kuris parodo, kokia yra Lietuvos valdžios mentaliteto problema. Taigi yra Estas, Latvis ir Lietuvis. Estas yra aklas, Latvis yra kurčias, Lietuvis yra invalidas be kojos. Dabar ateina fėja ir gali išpildyti norus. Estas prašo regėjimo. Latvis prašo grąžinti jam klausą. Lietuvis prašo invalido vežimėlio, geriau vokiško. Tai čia senas metodiškas anekdotas. Lietuva visada mokėjo iš savęs pasijuokti. Tai va, Tai mūsų tema, kaip mes ir sutarėm, mokytojo vaidmuo naujoje skaitmeninėje visuomenėje. Tai turbūt Margarita papasakos, koks tas vaidmuo, kokia visuomenė. Ir vėliau turbūt galėsime užduoti ir savo rūpimus klausimus. Turbūt jau seniai kalbama apie tai, kad mokytojas nėra tik žinių šaltinis, tik žinių perteikėjas. Turime daug informacinių priemonių ir internetą ir kompiuterius, mokiniai gali patys viską susirasti, bet be mokytojo mokinys vis tiek beveik neįgalus gaunasi. Ta parodė ir COVID epidemijos laikotarpis, kai mokiniai sėdėjo prie ekranų ir turėjom daug problemų. Margarita turbūt labiau paaiškins apie tai, kokios problemos, kokios galimybės, kokie trūkumai to, kad mes esame jau skaitmeniniai visuomeniai, bet kažko turbūt dar trūksta. Taip, aš norėčiau pasakyti, kad tai, ką aš jums pasakysiu, nėra tiesiog pliauškalai. Aš kaip mokslininkė esu atlikus daug tyrimų Lietuvos ekonomikos ir konkrečiai žinau, kaip ir visoje, tiek gyvenime, tiek ekonomikoje visada svarbu ir šeimoje nustatyti prioritetus. Viskam, aišku, visko neužtenka. Tai tie prioritetai, kuriuos aš išvardinsiu, yra pagristi skaičiavimais ir rodo tą mūsų patirtis ekonomikos, kad būtent tie prioritetai ir suveikia. Tai galbūt aš pradėsiu nuo to, kad jūs tikriausiai žinote arba girdėjote, kodėl daugiau uždirbama pinigų arba kodėl ekonomika auga. Nu, tai tam reikia žmogaus, darbo jėgos, įrankių ir aišku žinių.
Tai dabar toje lygybėje darbo jėga, įrankiai, kapitalas ir žinios, kas svarbiausia? Aišku, žinios. Kad ekonomika augtų, iš to augimo, sakykime, 70% priklauso nuo žinių. Bet ne apskritai žinių, o nuo kokybiškų žinių. Vadinasi, iš karto matosi švietimo sektoriaus svarba. Jeigu Lietuva nori uždirbti daugiau, gyventi geriau, tai reikia tas žinias turėti. Dabar kaip keičiasi kaip atsiranda tos žinios dar? Žinios atsiranda, kai žmonės, ne vieną knygą perskaito, bet kai keičiasi tarp savęs žiniom. Tai yra, kai vienas perskaitė tą, kitas tą, mokytojas išdėstė vieną dalyką, chemijos vieną, fizikos kitą. Tai yra, kai daug ateina žinių iš visų pusių. Ir tada žmogui, ar moksleiviui, įsivysto tam tikras galimybė mąstyti, galvoti, kaip tas žinias pritaikyti ir tokiu būdu atsiranda inovacijos. Dabar kas atsitiko skaitmeninės ekonomikos metu? O atsitiko nelabai geras dalykas ir jūs puikiai tai žinote. Atsirado burbulai socialinių tinklų, kai žiniomis dalinamasi tik su savo burbulo nariais. Ir dėl to pirmiausia nutrūko ryšys tarp tėvų ir vaikų, nes vaikai daugiau remiasi burbulo informaciją, o ne tėvų informaciją gyvenimišką patirtim. Ir dėl to, kad vienas burbulas žino tą, kitas tą. Tada atsirado kita kategorija skaitmeninė ekonomika asmenų, tai vadinami influenceriai, kurie liktai tą burbulų informaciją apibendrina ir jie jau sako, kas madinga, kas gerai, dalinasi tą informaciją. Bet atsirado kita problema. Pirmiausia, jie nėra visai sąžiningi, tai yra daug ten tų sekėjų yra netikrų. Jie ne visada sako, kad jie tiesiog gauna pinigus už tai, kad taip sako. Ir tas vėl atsirado problema. Ta proga buvo priimti specialūs įstatymai. Dabar pagal įstatymus influenceriai turi deklaruoti savo pajamas, iš ko gauna. Jeigu reklama, tai nurodyti, kad reklama. Ir atsirado prievolė nuo šių metų rugsėjo mėnesio didiesiams socialiniam tinklam, kaip Facebookas arba Meta, Twitteris, Instagramas ir visi kiti, jie turi panaikinti visus tos botus. Tai yra, kiekviena sąskaita turi būti priskirta konkrečiam žmogui. Tai vadinasi skaitmeninių paslaugų aktas, kurį priėmė Europos Sąjunga. Sekančių metų kovą ir mažesnės bendrovės turės tai padaryti, sakykime, ir Lietuvos socialiniai tinklai, kad ir tas pats Delfis, visos spauda, kuri dirba internetinė erdvėj, turės susieti jų komentatorius, klientus su tam tikrom sąskaitom. Tai yra, kad būtų konkretus žmogus už to. Tai čia tokia sukurta aplinka. Bet mokytojo vaidmuo tik padidėjo. Todėl, kad dabar tik jūs galite visą tą informaciją, tą ratą sukti. Tiek skaitmeninėje erdvėje, tiek klasėje. Kad būtų tas apsikeitimas žiniomis. Nes jeigu apsikeitimas žiniom sustoja, tai sustoja ir ekonomikos augimas, kita vertus ir pažanga sustoja. Didžioji dalis investicijų sėkmės priklauso nuo to, kiek žinių sukaupę yra žmonės, kurie tom investicijom naudojasi. Taip, kad kai Lietuvoje sako, čia mes investuojame į skaitmeninę ekonomiką, rezultatas priklauso nuo to, kiek kurie naudosis tomis žiniomis, yra pasiruošę tam, kiek jie žino. Yra dar viena problema, tai kad jaunoji karta žino skaitmeniniai ekonomikai daugiau negu vyresni. Ir jie įgauna pranašumus, kurie nėra sąžiningi. Vadinasi, mokytojo vaidmuo yra, kai jūs mokot vaikus, jie dalinasi tom žiniom su savo šeima. Ir tokiu būdu visa visuomenė gauna daugiau žinių. Atitinkamai, jūsų darbas turi būti atlygintas. Ne tik kaip tradicinis mokytojo darbas, bet kaip ir žmogaus, kuris skaitmeninėje ekonomikoje sukuria tą terpę žinių, apsikeitimų žiniomis ir tuo būdu sukuria sąlygas ekonomikai augti, visai valstybei uždirbti daugiau pinigų. Aš čia norėčiau pabrėžti, kad tyrimai rodo, kad, aišku, tai jūsų terpiai funkcionuoti, reikia nepamiršti ir kitų profesijų žmonės. Reiškia, sakykime, labai įtaką turi
policija, todėl kad saugioje aplinkoje, jūs žinote, mokykloje tai irgi svarbu, saugioje aplinkoje rezultatai visada geresni. Nereikia skirti dėmesio tiem dalykam. Dėl to deramus atlyginimus turi gauti ir policijos darbuotojai. Taip pat turi medicinos darbuotojai deramus atlyginimus gauti, todėl kad nuo sveikatos, nuo to, kad šeima gali dirbti tame mieste ar kur, žinodami, kad jų vaikai ir jie patys bus jų sveikata, galima susitvarkyti, gydytis, prižiūrėti, tai irgi turi įtakos. Tai yra socialinė vadinama sfera. Socialinė sfera turi prioritetą. Ne dėl to, kad ten kažkokios pažiūros, aš nesu jokios partijos narė, niekada nebuvau, nei komjaunolė, nei komunistė, nei iš viso nieko nebuvau. Tai reiškia, socialinė sfera sukuria tą terpę žmogui tobulėti, augti ir naudoti tas žinias ir tokiu būdu valstybės turtėja. Tuose šalyse, kur totalitariniai režimai ir kur nėra tos demokratijos, nėra teisės žmogui augti ir tobulėti, ekonomikos neauga arba tos vaisius ekonomikos augimo pasiema oligarchai ar dar kažkokios grupės. Tai dabar pereinant prie konkretaus klausimo, ar yra pinigų jūsų atlyginimam. Aš negalėčiau leistis į diskusiją dėl kiek, kaip klasės, kokia ten mokymo tvarka turi būti. Esu viena iš švietimo įstatymo bendraautorių, bet to seno įstatymo, 2001 ar kelintų metų. Tai dirbau prie to įstatymo, bet aš žiūrėjau tik finansinę dalį. Finansavimą. Tai dabar jau tiek metų praėjo, tai čia jau daug kas taisyta. Dėl to norėčiau pasakyti, kad aš pasakysiu tik tai skaičius, kurie bendrai gali būti skirti švietimo sektoriui. Kaip mokyklos jos panaudos, kokie jūsų jau vidaus prioritetai. Čia jau jūsų specialistai arba tie, kurie specialistai. Aš šiuo metu esu ekspertė ES institucijose ir daugiausia dirbu su užsienio prekyba. Užsienio prekyba yra taip pat svarbus elementas ir mokytojams yra svarbus ryšiai su užsieniu, todėl kad tokioj mažoj šaly kaip Lietuva, tų naujų žinių netiek daug pasisemsiu. Jūs patys žinote, kaip pavažinėjai po pasaulį, tai tas žinių įvairovė yra kita. Vadinasi, vienas iš tokių elementų, kuris jau tikrai turi būti švietime ir bet kurioje srityje, turi būti jums galimybė išvykti į kitas šalis, pakalbėti su kitais mokytojais, pasižiūrėti, kaip ten dirbama ir tas visas judėjimas mažai šaliai kaip Lietuva yra labai labai svarbus. Bet pas mumi jau dabar pasidarė, kiek aš suprantu, kad tik tai važinėja klerkai. Klerkai važinėja tokie jauni, nelabai orientuojasi ir nelabai domisi, nes aš visada su dideliu gailesčiu stebiu, kaip Lietuvos atstovai kažkokiam posėdį, kur aš dalyvauju, juokiasi garsiai, išeina, jiems nerūpi. Aš nemanau, kad jie atsimena, kas ten buvo pasakyta. Tai čia yra Lietuvos problema, pasivažinėjo ir grįžo. O važinėtis turėtumėt jūs, nes jūs, aišku, domėtumėtės iš esmės. Taigi, tikriausiai jums teko girdėti, kad Lietuva turi ir Europos Sąjunga turi tokį naujos kartos Lietuva, jis vadinasi planas. RRF angliškai reiškia Recovery Facility, kuri Europos Sąjunga sukaupė fondą, kad po pandemijos, po COVID-o, po visų šitų krizių ekonomikos galėtų atsigauti. Lietuva iš to fondo gali gauti dotacijų nemokamai 2,2 milijardo eurų. Reiškia, dar buvo numatyta 1,7 milijardo eurų lengvatiniam paskolom. Dėl man nesuprantamų priežasčių, o gal suprantamų, reiškia, Lietuva šitos paskolos galimybės atsisakė. Kažkaip visą laiką išeina, kad Lietuvos vyriausybė, ypač ponia Šimonytė su ponu Kubiliumi, linkę pasiskolinti brangiai iš bankų, vietoj to, kad paimti pigiai iš Europos. Tai šį kartą padaryta lygiai tas pats. Brangiai kovo mėnesį pasiskolinta iš bankų, o pigiai iš Europos atsisakyta visai. 1,7 milijardo atsisakėme. Dabar, kodėl skolinamas iš bankų? Europos Sąjunga komisinių nemoka. O bankai už finansinį skolinimas, obligacijų išleidimą moka komisinius. Tai, manau, jums visiems aišku.
Taip. Čia aišku yra klausimas prezidentui ir mūsų teisės saugos institucijom, kodėl Lietuva atsisakė tos sumos ir kodėl pasiskolino brangiai rinkose. Taigi, bet grįžkime prie tų 2,2 milijardų naujos kartos Lietuva plano, kuris galios, lėšas reikia panaudoti iki 26 metų rugpjūčio mėnesio. Tai dabar jau reikėtų pradėti naudoti, nes šie 26 metų rugpjūčio mėnesis labai greitas. Iš jo švietimui skirta 311,52 milijonai eurų. Iki šiol panaudota tik 65 milijonai. Tai reiškia likę suma švietimui. Kur tas planai, ką jie darys su tais pinigais? Čia yra vyriausybės planas, aš jums rodau, čia yra puslapį, galėsit pasižiūrėti. Čia nieko aš neišsigalvoju, čia jų planas. Dabar mes kalbėjom, kad mokytojų vaidmuo labai svarbus skaitmeniniai erdvėje ir be abejo jums turėtų būti šiek tiek lėšų skirta iš tos erdvės. Skaitmeniniai transformacijai vyriausybė numačiusi 448 milijonus. 448 milijonai. Na, tai dalis turi eiti švietimui, nes kaipgi skaitmeninė transformacija be žinių ir be švietimo tiesiog neįmanoma. Na, prašau, tai čia mes dabar, reiškia, liko 260 milijonų, čia paimsime 30% turėtų būti skirta. Tai nuo 400 milijonų, kiek čia 150, 250, 300, 400 jau milijonų. Toliau eina žalioji pertvarka. Kaip saugoti gamtą, tvarkyti, tikriausiai jūs visi su jaunimu dirbate ir viskas. Tai be jokios abejonės švietimai turi būti taip pat tekti iš to, nes mes skatiname tą mąstymą, kad būtų saugoma gamta, kad būtų tos technologijos irgi. Tas nėra įmanoma be žinių. Tai, žiūrėkite, tai aš nesakau pažodžiui, kad tai reikia dėstyti kažkokį žalįjį kursą. Aš sakau, kad reikia išugdyti kultūringą moksleivį, kuris suprastų, kad gamtą reikia saugoti. Aš čia tokį paprastą pavyzdį pasakysiu, aš kartais nueinu į Vilniaus japonišką sodą ir ten atvažiuoja jaunimas su dviračiais. Aš sakau, kas važinėja japoniškam sodė su dviračiais? Jie sako, čia nėra lentelės, kad negalima. Tai aš sakau, lentelė pas jumi galvoj turi būti, kas galima japoniškam sodė, o kas negalima. Suprantate kaip? Tai čia tas yra pavyzdys. Na, tai skaitykim, iš žaliosios pertvarkos jūs galite dar 10 ar 15%, tai čia išeitų 500 milijonų. Tai va 500 milijonų pinigų, kurie yra Lietuva patvirtinusi sąskaitas, pasirašiusi su ES susitarimą. Tik dabar jiem reikia pateikti konkrečias aprašymus. Bet nemoka, turbūt nemoka. Geriau jums apgaudinėti ir meluoti. Geriau apgaudinėti ir meluoti visai Lietuvai. Aš apgailestauju dėl to. Čia prisiminus tą anekdotą, kurį aš jums papasakojau. Va, tai čia taip. Dabar kitas šaltinis, kuris yra taip pat, ir aš norėčiau jums pasakyti. Šių metų biudžete yra numatyta 600 berods milijonų statyti vėjo jėgainių parką Baltijos jūroje. Na, visų pirma, aš norėčiau pabrėžti, kad Baltijos jūra yra labai sudėtingoj būkliai, vandens kokybė jūs nuvažiavę matotės, taip kad ten jau statybos, dideli tankeriai ir dar viskas yra tiesiog, jeigu mes norim išsaugoti jūrą, negalimi. Bet yra kitas variantas. Jie vėlgi meluoja žmonėm, sakydami, kad tai reikia dėl to, kad mums reikia atsinaujinančių energijos šaltinių. Taip? Ir tokį įstatymą patvirtino. Bet jie nutyli, kad atsinaujinančių energetikos šaltinis ES pripažįstamos dujos. O mesgi turim dujų terminalą, kurį šiandien pakėlė Lietuvos vėliavą. Tai yra atsinaujinantį alternatyvų, nepriklausomą nuo nieko, energetikos šaltinių, dujų terminalą mes turime. Bet dabar norim paskirti dar 600 milijonų privačiai bendrovei, kad pastatytų vėjo jėgaines jūroje, kurias negalima utilizuoti. Tai yra, kad pasibaigus jų galiojimo laikui, jas reikės nugriauti ir palaidoti Baltijos jūros dugne.
Be abejo, reikėtų susižinoti, kokia yra bendrovė, kuriai tie pinigai bus skirti. Tai nesunku sužinoti, aš dabar nenorėčiau sakyti, tai yra vėlgi Lietuvos teisėsaugos institucijų, jo ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidento funkcija įsiaiškinti, kodėl visa Lietuva apgaudinėjama ir kodėl įstatymas, vadinantis atsinaujinančiais šaltiniais, neįvertina ES susitarimo, kad dujos yra atsinaujinantis šaltinis. Kas visu šito manipuliuoja? Tai va, tai jokių problemų su pinigais nėra. Jeigu tie pinigai bus skirti jum ir jūsų žinių kvalifikacijos atnaujinimui, Lietuva po metų kitų turės kartą, ne tokią, kokią dabar mes turim kartą, čia Lietuvos švietimo problema, bet labiau pasiruošusią kartą, nes mokytojams nemokėjo, dėstytojams nemokėjo ir atitinkamai kvalifikacija yra neaukšta, jaunimas važiuoja užsienį mokytis. Mes tikrai galime užtikrinti tą mokymosi lygį, aš pati dėstau užsienį ir nematau jokių problemų, kad mes negalėtume dėstyti kažkaip kitaip. Tikrai pas mus užtenka ir mokslininkų, ir mokytojų, ir viską. Tai linkiu jums sėkmės, aš tos skaičius perdaviau, jūs visada, kai kas nors ateis iš vyriausybės, parodykit juos ir paklauskit, kur šitie pinigai. Margarita, jūs dabar ne tik mums, o ir visai šaliai nurodė daug šaltinių ir finansavimo, ir skolinimuose šaltinių, bet mes kiekvieną dieną girdim iš ministro tos pačius žodžius, kad pinigų nėra, viskas išsemta, pinigų nėra ir tikrai nebus ir tai yra neįmanoma. Kaip jūs manote, kodėl ministras nuolat kartoja, kad pinigų nėra? Jis tikriausiai nežino, kokios yra galimybės, tiesiog kvalifikacijos, kompetencijos toka. Aš labai nustebau, kai jį paskyrė ministrų, visiškai nesvarstant, čia vėlgi jo ekscelencijos ir premjerės kaltė. Mes turim tikrai žinomų švietimo specialistų, kurie ir dirbo su švietimo, kadangi aš ruošiau švietimo įstatymą, tai dirbo su įvairiais projektais, pasiruošė ir Lietuvai reikia į tokias pozicijas skirti žmonės aukštos kvalifikacijos, o kai skiriama ministro pavaduotojas, toks jo žinių lygis, ką aš jam galiu pasakyti, mokytis reikia. Bet žinot, dabar jau ministrą turim tokį, kokį turim. Prieš tai buvę ministrai irgi mums daug optimizmo nesuteikė. Mokytojai turbūt kaip ir dėstytojai yra tie žmonės, kurie nepalieka neišspręstų problemų. Jie negali tylėti ir nieko nedaryti. Gal jūs galėtumėt patarti, ką mums daryti su tuo ministru? Mes negalim eiti jo mokyti, kur yra pinigų, kur yra skolinimusi galimybių, finansų. Ko imtis mums dabar šioje situacijoje, jeigu jie mums meluoja, o pinigų yra? Taip, visų pirma, Lietuvos vyriausybė dirba kaip kolegialus organas. Tai atsakingas ne vienas ministras, o visa vyriausybė. Antras dalykas, vyriausybė kontroliuoja Seimas. Trečias dalykas, Seime, jeigu valdančiai dauguma palaiko vyriausybę, tai tada gali pasakyti žodį opozicija. Taip, ta linkme Lietuvos demokratinė sistema turi veikti, o Lietuvos Respublikos prezidentas atsako už teisėsaugos institucijų darbą. Tai būtų klausimas, kai jūs nuvėjot pas prezidentą, buvo ir gaila, kad aš nespėjau jums paduoti, būtų paklausti, kur tie pinigai. Tai čiagi yra ES pinigai skirti Lietuvai, yra nurodyta Lietuvos vyriausybės puslapį. Aš čia kažkokiu tai užkulius neturiu. Jie nežino, aš tai manau, kad nežino. Su to, ką aš susiduriu, kai aš matau, kas ten dirba Briuselėje, Lietuvą atstovauju, nežino. Kadangi mūsų pamokos įrašas tikrai bus internete ir jie galima bus pasižiūrėti, mes tikrai tikim, kad ir prezidentas, ir vyriausybė šios skaičius pamatys ir išgirs. Iš vyriausybės dažnai girdim žodžius turbūt ne tiek mokytojam, kiek visiems kitiem labai dažnai transliuojamus, kad kaip jūs norite atlyginimų didesnių, iš ko atimsim? Iš medikų, iš gaisrininkų, iš pensininkų, tai iš ko tada atimt, kad jums išmokėt? Tai čia šitoj schemai matosi, kad ir socialiniai apsaugai skirta ir visoms sritim čia yra. Aš dar primenu, kad 1,7 milijardo mes dėl kažkokių priežasčių atsisakėm. Tai čia visoms sritim yra numatyta, ne tik švietimui. Čia ir mokslui numatyta, ir sveikatai 288 milijonai. Iš nieko atimt nereikia. Dar vienas klausimas.
kuris sukėlė daug pykčio, daug liūdėsio, nusivylimų tarp mokytojų, nes kai pavasarį sužinojom, kabutėse sužinojom, kad į rankas gaunam kiekvienas mokytojas 1400 grinais į rankas ir nei savo piniginiai, nei savo algalapius nemokam tų skaičių. Prieš mėnesį ministras aiškino, kad čia mes nemokam skaičiuoti, kad čia yra vidutinis mokytojų atlyginimas. Kaip jūs pakomentuotumėte tuos skaičius viešai transliuojamus ministerijos ir tai, ką mes turim savo rankos ir savo algalapiuose? Na, normaliai yra skaičiuojamas realaus darbo užmokesčio indeksas, tai atlieka statistikos departamentas. Aš dabar nepasakyčiau tų skaičių, bet tiesiog reikėtų statistikos departamento paskaičiuoti realų mokytojų darbo užmokestį, jie turi vidutinį šalies ir pagal įvairias sritis. Ir tada bus aišku, ar jūsų pajamos didėjo, ar mažėjo ir kiek didėjo. Realus darbo užmokestis skaičiuojamas atėmus kainų pokytį. Tai mano duomenimis Lietuvos rodiklis atėmus kainų pokytį yra neigiamas. Vidurkis Lietuvos. O aš nežinau, dėl mokytojų čia reiktų statistikos departamentą užeikit ir paprašykit, kad yra skyrius, kuris jiems arba paskaičiuos, arba turi tos duomenys. Na, mokytojai turbūt jau sotus tų skaičiavimų, kai viena mokytojai priskaičiuojama pusantro etato ir vos ne 2 ir su visokiais priedais, jeigu kas dirba mokytojų taksistais arba korepetitoriais, visas pajamas suskaičiuoja ir tie atlyginimai dėja prasilenkia su realybė. Gal dar kas norėtų klausimą užduoti? Tada turbūt ačiū mūsų šios pamokos dėstytojai.